Labas vakaras, gerbiami KTV Plus televizijos žiūrovai. Šiandien norėčiau Jums pristatyti naują pokalbių laidų ciklą, kuris bus transliuojamas KTV Plus televizijos kanalu ketvirtadieniais 19:15 min. O šiandien Jums noriu pristatyti jauną laidos autorių Daumantą Simėną bei pirmąją pokalbių laidą su profesoriumi Algiu Mickūnu. Taigi žodis autoriui ir linkiu smagaus žiūrėjimo. Sveiki, esu Daumantas Simėnas, kaip ir Rolandas minėjo. Esu Nottingham universiteto studentas, ką tik baigiau bakalaurą, dabar studijuosiu magistrą tam pačiam universitete. Gimiau ir augau Panevėžyje, baigiau 5-ąją vidurinę, ten mokiausi visus 12 metų. Nors ir didžiąją savo laiko dalį praleidžiu Anglijoje, visgi kiekvieną dieną aktyviai domiuosi ir stebiu ir analizuoju Lietuvos politikos užkulisius. Ir tai duoda įspūdį, kad mūsų politinis gyvenimas šiuo metu yra aktyvus, tačiau ir prieštaringas. Mūsų valstybėje yra akivaizdi vertybinė krizė, kuri sukelia kitų neigiamų procesų bangą. Turiu omenyje valstybės piliečių interesų neatstovavimą valdžios institucijose. Šis pokalbių ciklas, tikiuosi, primins žmonėms apie pamatinį konstitucijos straipsnį, pirmojo skirsnio 2 straipsnį, kuris teigia, kad valstybė kuria tauta. Suverenitetas priklauso tautai. Šiuo metu šis straipsnis yra pamirštas bei nenaudojamas. Galbūt šis pokalbis primins žmonėms, kad jie yra ta kuriamoji jėga mūsų valstybėje, o ne privatus, verslo bei kitokių grupuočių interesai, kurie iš tikrųjų šiuo metu turi labai didelę įtaką mūsų valstybėje. Taip pat, turint omenyje artėjantį pilietinį egzaminą, tai yra Seimo rinkimus, anksčiau minėtos realijos tampa ypač aktualios. Tokiu būdu ir gimė ši idėja padaryti pokalbių ciklą su žymiais, aktyviais visuomenės veikėjais, kurių mintis, tikiuosi, privers susimastyti kiekvieną ir vadinamajame pilietiškajame egzamine leis pasirinkti teisingą sprendimą. O šiandien rodysime pirmąjį interviu su profesoriumi Algiu Mickūnu, kuris yra Ohajo Jungtinėse Amerikos valstijose universiteto profesorius, vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, fenomenologas. Neseniai yra gavęs Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto, bei šių metų birželio mėnesį jam buvo suteiktas MRU garbės daktaro laipsnis. Vienas arba su bendraautoriais jis yra paskelbęs virš 1000 mokslinių straipsnių. O šiame pokalbėje profesorius Mickūnas pristato savo kertinę idėją, vadinamą vieno daugumą. Ji remiasi tuo, kad vieno žmogaus apsisprendimas veikti, nebesitaiksyti su kokia nors problema, yra pats svarbiausias. Tikiuosi, kad tai įžiebs nors mažą ugnelę, keisti savo įsitikinimus ir prisiminti, kad mes kuriame valstybę kartu ir esame atsakingi už jos likimą. Taigi pirmasis klausimas, kurį uždavėme profesoriui Algiui Mickūnui, buvo dėl valstybės, tautos bei pareigos santykio ir kas jas jungia. Buvo Sokratas, mano tėvas, ant kurių kelių aš užaugau, filosofiškai kalbant, reikalavo iš savo atėniečių, kad aš turiu pareigą apklausinėti visus teiginius. Ar ten būtų iš aukščiausio, iš Olimpo kalno, ką Zeusas sakė, ar tenai būtų iš Homerio. Ne, aš sakau, turiu pareigą. Gal jie neteisingi, gal jie neturi tiesos. Tai tada iškilo kita banga, apšvietos laikais, tai buvo Amerikos revoliucija, kur žmonės sakė, dabar mes pradedame iš naujo. Yra imperijos ir visa kita, ką padarysim. Mes kursim laisvą, lygią žmonijos valstybę iš nieko. Galėjau sakyti, ką Britų imperija čia pažada tą, duos koncesijas, bet mes, amerikiečiai, sakėm, nieko daugiau nereikia. Mes norim būti savi. Lietuvos sąjūdis
padarė tą patį. Sako. Didžiulė imperija. Mums davė viską ir žadėjo viską. Mums nebereikia. Mes atsisakom ir neturim nieko kito. Mes dabar stojam kaip sakant, nuogi. Štai esam. Ir dabar kursim naują valstybę. Lietuvių tautos pagrindų. Bet ta nauja valstybė turės taisyklės. Ir tos taisyklės bus mūsų visų taisyklės. Konstitucija ir taip toliau. Ir tas reiškia, kad jeigu žmogus lietuvis, Lietuvoje, Lietuvos pilietis, nesilaiko taisyklių, tai nereiškia, kad tas žmogus yra nemoralus. Ar tenai būtų seimūnas, ar prezidentas, prezidentė, ar kiti. Jei tų taisyklių nesilaiko, yra kriminalas. Ir viskas. Tai Lietuvoje man seimūnai, kurie tenai ima kyšius ir visą kitą, kurie nesilaiko pažadų, priesaikos, nėra nemoralūs. Jie yra kriminalai. Ir jie turi būti tojaus į kalėjimą. Iš principo. Jie nusikaltėliai. Aš jų nelaikau blogai žmonėmis ar nesąžiningais. Jie nusikalto mūsų viešumos taisyklėms. Ir viskas. Ir jie turi būti pašalinti, nes mes negalim toleruoti mūsų išrinktuos žmonės, kurie yra kriminalai. Ar tenai bus, dabar sako, bus tokie išrinkti, išrinks net gal kriminalą, kuris bus jūsų premjeras, ne? Nu, tai sakau, jau senai turėjo sėdėti turmoj ir viskas. Tai labai griežtai. Tai, o šita ta politinė bendruomenė nėra daiktas, nėra va čia, turim politinę bendruomenę. Ji yra tol, kol joje mes visi veikiam. Nėra laisvės, nėra lygybės. Mes nesam lygus. Bet mes esam lygus todėl, kad mes užlaikom lygybę. Pavyzdžiui, lygybė prieš įstatymą. Lygybė, kad visi, nepaisant mano luomo, aš turiu lygią teisę dalyvauti rinkimuose, lygią teisę pasiūlinti, ko mums reikia. Ir todėl aš esu laisvas ir lygus. Nes kitaip, jeigu mes neveikiam toje erdvėje, viešoje erdvėje, viskas tas dingsta. Lygybė, laisvė yra fenomenai. Nėra daiktai augantis ant krūmų. Nori būti lygus ir laisvas, tai ir veik, ir reikalauk. Kad tu būtum pripažintas, nepaisant, kad esi šlavikas ar tenai prezidentas, tu esi lygus ir turi teisę ir pareigą dalyvauti viešumoje. Jeigu koks nors žmogus jūsų valstybėje sakytų, nu, mums jų balso nereikia, tai tada jie sako, mes esame aukštesni už lygybę. Tas sako, nu, tas mužikas, kaimietis, nu ką žinai, ko jūs čia klausyt. Tada tie ponai, kurie taip sako, praranda viešumą erdvę, paneigia ir tada dingsta politinė bendruomenė ir patampa jėgų bendruomenė. Man kilo keli kiti klausimai dėl mūsų bendrosios sistemos, kaip jį veikia. Tai jį veikia pagrįsta interesais, įvairių partijų, įvairių jėgų interesais. Ir turint omeny, kad kiekvienas žmogus veikia per vieno žmogaus daugumą, kaip tą sisteminį slibiną galima būtų nugalabyti? Va, tai yra piliečių klausimas. Piliečiai yra atsakomingi už tuos ponus, kurie elgiasi neteisėtai. Tai piliečiai turi ne tik teisę, bet pareigą juos išmest. Ponai, mes jumis išrinkom. Elgtis pagal mūsų taisyklės. Laisvai sukurtas taisyklės. Kada jūs elgiatės ne pagal tas taisyklės, reiškia, jūs elgiatės nelaisvai. Jūs elgiatės pagal priežastis, pagal interesus.
Tai reiškia, jie patampa nebe viešumos erdvės atstovai, bet patampa specifinių grupių atstovais ir reiškia, jie nebėra demokratijoje, nebėra laisvai veikiantys žmonės. Ir tada jie susiprastina į bendruomenę, bet panaikina politinę bendruomenę. Politika dingsta. Sako, čia politiški reikalai, man tas užmokėjau tą, čia nebėra politika. Čia yra bendruomenės jėgų santykiai. O jeigu nori būti politikoje, tai reiškia dalyvauk viešoje erdvėje, atvirai, be jokių tenai prielaidų, be jokių tenai, aš tenai paslapčių turiu, ne. Turi būti viskas skaidru. Aš atstovauju žmonėms, aš sakau tą, mano rinkėjas sutinka su manim, aš turiu skaidriai tą įvykdyti. Jokių paslapčių. O čia, čia koalicijos, čia slapti dalykai, čia gal sutars, gal nesutars, tai čia nebėra politika. Matot, aš galvoju apie politiką labai atvirkščiai. Sakau, Brežnevo politika. Brežnevas neturėjo jokios politikos. Jis turėjo jėgą, kiti jo klausė ir viskas. O politika reiškia, kad jeigu pats pavyzdžiui sakytum, aš dabar turiu klausimų tenai apie tą seimūnus kokios nors, ne? Sako, nesikišk, šiandien tavo reikalas, mes dabar veikiam pagal mūsų norus, tai nebėra politikos. Arba Maksima sakys, duodam tiek pinigų tam, čia politika, čia ne politika. Čia yra kaip tik priešingai, čia yra mėginimas sudaryti priežastis nelaisvas. O politika kaip tik, jeigu tu pilietis esi laisvas, turi pareigą apklausinėti, tada sako, čia žiūrėk politikuoja. To nereikia. Ne. Kaip tik politikavimas reiškia, kad tu dalyvauji viešume erdvė. Ir turi pareigą tu dalyvauti. Sako, nepolitikuokim. Atleiskit, ponai, kaip tik politikuokim. Kaip tik apklausinėkim tuos ponus. Ir savo pozicijas, ir kitų pozicijas. Ir pažiūrėsim, kokie argumentai yra racionalūs. Racionalūs argumentai nereiškia, kad yra priežastingi. Logika nėra priežastis. Ne? Gali sakyti, kad 2+2 yra 4 ir 2+2 buvo priežastis, kodėl aš investavau pinigų. Ne, mano gal gobštumas buvo priežastis, bet ne 2+2. Tai va. Aišku. Jūs anksčiau minėjote tą faktą, kad visgi žmonės, kurie veikia ne pagal valstybės taisyklės, yra kriminalai. Tai. Ir kaip matome, mūsų Seime yra gan didelė dalis tokių žmonių, turbūt sutinkate. Tai. Ir tokiu atveju pasigirsta kaltinimai, kad patys žmonės išsirinko, patys ir kenčia. Kaip jums skamba toks teiginys? Ar tai yra politinės kultūros trūkumas mūsų visuomenėje, kad taip atsitinka? Ar tai yra tiesiog mūsų jaunos valstybės fenomenas, kuris yra visiškai natūralus? Yra toks dalykas. Demokratija yra lygi su pedagogika. Neišlavinę žmonės negali būti laisvi. Tai čia yra laisvės klausimas surišęs su pedagogika. Mano universitetas Atenai, Ohajo, buvo sukurtas konstitucijos reikalavimu. Kada Ohajo teritorija norėjo prisijungti prie Jungtinių valstijų, buvo pasakyta, sukurkit mokslo institucijas ir tada kalbėsimės, nes be mokslo, be išsilavinimo žmonės negali būti demokratiški. Tai žinai, duoda saldainuką, kas nors, žinai, tai geras žmogus, už saldainuką aš balsuosiu už tą žmogų. Ne, kokia yra programa, ką jis siūlo, koks jis žmogus. Jokių tenai įtagojimų negali būti, jokių tenai kyšių negali būti, tenai duos lytą prie bažnyčios, dabar aš už tą balsuosiu. Net turi būti uždrausta tiem, kaip sakant, kandidatam. Bet kokį pažadą
duoti, kad, jeigu mane išrinkti, jums bus daugiau bulvių. Tai bus priežastingumas. Ne. Kokia tavo programa? Kokia programa reikalinga valstybei visai, viešumai. Ne dėl tavo privačių interesų. Ne. Nes tada patampa, tai ta riba tarp bendruomenės ir politinės bendruomenės labai stropi ir labai trapi. Ir nepastebime, kaip jas peržengiam. Sakom, pažadėsiu viską. Tai kas? Tai ką tu gali? Tu nieko nepažadėk, sakyk. Valstybei reikia tokių taisyklių. Valstybei gerovai reikia tokių, ne mano gerovai. Ne dėl to, kad aš ką nors užsidirbsiu. Bet dėl to, kad mano valstybei, mano tautiečiams, ir net gali sakyti, kad va šitie tautiečiai, šita grupė, gal truputį nukentės. Bet visumai ta mano programa bus geresnė negu kitų. Čia yra racionalus argumentas, o nesakyti, aš visiems pažadu viską, ko jie nori. Ir tada, aišku, po pažadų keliauju savo į tą pliažą tenai Egipte, su pasiskolinta žmona ir viskas tvarkoj. Taip, aš dar turiu vieną klausimą dėl politinės kultūros. Jūs minėjote, kad švietimas, išsilavinimas yra pagrindiniai kertiniai akmenys politinės kultūros formavime. Ar yra kokių nors kitų būdų formuoti politinę kultūrą? Tai yra viešumos, kaip sakyti, žurnalistika. Žurnalistika irgi yra tas ketvirtas kampas, ne? Kad būtinai žurnalistai turi pareigą nereklamuoti ką nors, bet atvert mums, nes mes negalim būti visur kiekvieną dieną. Tai jų pareiga yra parodyti mums, kas darosi mūsų viešumoje. Kad ne sensacijos, bet jeigu prezidentė ką sako, ar ten parlamentas ką sako, ir kad, sakyt, reikalauti iš to parlamento ir Seimo, jūs diskutuojat ir žmonės turi žinoti, ką jūs diskutuojat. Nėra jokių paslapčių. Tenai nekiš galvos po stalu, balsuoji, bet man labai nepatogu, kad žmonės žinos, kad aš balsuoju dėl savo interesų. Tai yra vieša spauda, kuri neturi nieko kito, bet kaip tik diskutuoti, paskelbti, kas darosi viešumoje, mūsų visų kaip piliečių vardu. Ir nieks, net seimūnai, nei prezidentai, nei, kaip sakant, parlamentai ir kiti negali sakyti, ne, to negalima paskelbti, nes šiandien yra paslaptis. Nėra jokių paslapčių. Nes jie veikia mūsų labui ir spauda turi atskleisti, ką tie žmonės veikia, kad mes žinotume. Tai čia yra, ta spauda yra mūsų tęsinys mokyklos. Mes turim žinoti, išmokti. Tai reiškia pedagogika ir laisva spauda. Laisva spauda nereiškia, aš galiu rašyti, ką noriu, bet turiu teisę ir pareigą prieiti laisvai prie mūsų atstovų, prie mūsų tenai, kaip sakant, biznierių, ką jie daro mūsų erdvėje. Tai yra tęsinys demokratijos, ne? Tęsinys viešumos erdvės, viešos erdvės. Mokykla yra vieša erdvė, taip pat žurnalistika yra vieša erdvė, kaip ir mūsų išrinktieji ponai yra vieša erdvė. Ir vienas kitas skatina. Tai reiškia ta vieša erdvė, kaip žurnalistika ar pedagogika, yra taip pat tęsinys demokratijos. Nėra šalia demokratijos. Yra tęsinys. Mes turim teisę ir pareigą žinot, kas darosi. Spauda turi mums pasakyti, kas darosi. Ne? Kaip per mokyklą mes mokinamės, einam per autoritetus, mokslininkus, tenai kitus. Ir tada mes patampam autonomiški. Aš tada kaip vienintelis žinau, kad jeigu kas pasiūlys ką nors, aš turiu užtenkamai iš principo supratimo apie fiziką ir taip toliau, ir meną, aš galiu tą nutart.
kad čia fizika siūlo tą, bet čia gali būti pavojus. Ne? Tai todėl per tą pedagogiką irgi iškyla individas. Aš esu vienas, bet aš jau suprantu dalykus ir galiu nutart. Ir galiu viešai nutart, reikalaut, diskutuoti ir taip toliau. Norėčiau priversti jūs įsivaizduoti situaciją, kad vienas nepriklausomas kandidatas ateina į Seimą, kuriame yra 144 nariai dabar, į Lietuvos Respublikos Seimą. Ir ką jis ten gali padaryti, kai yra partinių jėgų dominavimas visos viešosios erdvės, visi interesai jų yra, žinoma, dominuojantis, bet ką gali vienas žmogus, kaip jis mano? Gali paviešinti. Pirmas dalykas, gali sakyti, čia visi turi interesus, jie taip balsuoja, nors viešai sako kitaip, tai tą gali paviešinti. Aš dalyvauju Seime, aš diskutuoju, parodau, racionaliai. O tie ponai sako, čia mums to nereikia. Matai, tada vienas žmogus, kai pasirodo, kuris sako, aš nesu balsas, neturiu jėgos, bet aš esu atvertis. Ir gal aš negausiu jokio posto ministro ir taip toliau, bet aš visuomet stoviu valstybės taisyklių pusėje. Ir jeigu parodau viešai, kad šitie, nepaisant jų ideologijų, susitarė dėl interesų, tai reiškia, tie visi nėra demokratiški. Neveikia pagal demokratiškas politinės taisyklės. Tai čia juk nereikia, nes žiniasklaida dabar yra labai platinė. Vienas įvykis staiga paplinta per visą pasaulį. Ne? Čia taip atsitiko. Tai sakau, kaip Čiurlys sakė, kas atsitiko su Britų imperija, kada vienas nuogas fakyras Indijoje išvarė Britų imperiją. Tik vienas. Taip ir mūsų, pavyzdžiui, Kalifornija moteris buvo įstatymai. Ir įstatymai reiškia, kad yra avarija. Už avariją teisme užmokė $50 ir viskas. Tai girtas suvažinėjo mergytę. Tai avarija, ką padarys. Tai motina sako, čia taisyklės netinkamos. Nuėjo į Kalifornijos tą Seimą, sako, ponai, reikia keisti taisyklės, o ponai sako, čia nesikišk boba. Sako, gerai. Nenorit pakeisti taisyklių? Sako, pažiūrėsiu. Paskambino draugėms. Sudarė didžiulį sąrašą Kalifornijai. Ir per rinkimus tas sąrašas buvo užtenkamai balsų, kad įrašė pakeisti taisyklę. Ir jinai reikalavo, kad tie ponai, kurie atsisakė su ją bendrauti, bus išmesti. Sudarė vieną moteriškę. Tokie judesi. Pakeitė tą taisyklę, kad reiškia, girtas važiuoja, užgauna ar taip toliau, reiškia, bus kriminalinis veiksmas, reiškia, bus, jeigu girtas suvažinėja, bus žmogžudystė. Ir tas įstatymas visoje Amerikoje dabar. Viena moteriškė. Nutarė, kad čia įstatymas blogas ir kovojo, per draugės būrė ir būrė, kaip sakant, draugės ir taip toliau, ir staiga judesis. Ir racionalus dalykas. Įrodė, sako, žiūrėkit, čia durnysė, mūsų įstatymą. Kad suvažinėjai žmogų, girtas važiuotis, tai čia avarija. Sako, čia ne avarija. Jis neturėjo teisės važiuoti iš viso kaip girtas. Ir pakeitė įstatymą. Per visą Ameriką. Ta viena moteris, ne? Dauguma vienos. Ne? Nuoširdžiai dėkojame profesoriui Algiui Mickūnui už išsakytą išsame poziciją dėl valstybės,
tautos savimonės bei vieno daugumos idėjos, o kitą kartą kalbinsime garsų kultūrologą, eseistą bei politikos apžvalgininką Vytautą Rubavičių. Iki kito susitikimo.